Mano draugai, informacija, kurią jūs dabar sužinosite, per visus mano tyrimų metus yra pati svarbiausia. Tai yra paslėpta prieš pat jūsų akis, visą laiką. Tai yra didžiausia paslaptis, kuri tai jau bus atskleista. Aš turiu šimtus vyriausybinių dokumentų, tekstinių rinkinių, oficialių pranešimų, kuriuose jau daugiau nei 80 metų vakarų elitas kalbėjo apie maisto bei vandens modifikavimą, kurio pagalba galėtų susirgdinti bei sterilizuoti žmonės, siekiant eugeninių tikslų. Visa tai yra knygoje Ekomokslas, kurią parašė Baltųjų rūmų mokslo vadovas Jonas Holdrenas. Čia rašoma apie planetarinę policinę valstybę, kuri vykdytų priverstinę sterilizaciją. Čia taip pat rašoma apie užslėptas vandenyje ir maiste sistemas, galinčias sterilizuoti populiaciją. Ir tai buvo parašyta senokai anksčiau, nei jis tapo mokslo vadovo Baltuose rūmuose. Ir dabar staiga tai, kas parašyta knygoje, prastumiama visuomeniai per žiniasklaidą kaip geri dalykai. Čia prieš akis matote tai, ką eidamas į parduotuvę būtų nusipirkęs eilinis vidutinis žmogus. Ne visas čia esantis maistas yra blogas, tačiau daugelis produktų turi sudedamųjų medžiagų, pridėtos dirbtinės chemijos, kuri yra ypatingai toksiška ir kenksminga jūsų sveikatai. Ir jie tai žinojo visą laiką ir tai aprobavo naudojimui. Pradėkime nuo aspartamo. Dabar negalėsit surasti jokioje parduotuvėje kramtomos gumos, kad ir pačios paprasčiausios cukrinės, kurioje nebūtų pridėta aspartamo. 70-aisiais Serlas mėgino jį aprobuoti ir jiems nepavyko. Jie mėgino dar 3 kartus, kadangi net jų pačių tyrimų metu buvo matyti, kad dauguma beždžionių vartojusių aspartamą arba mirė, arba susirgo vėžiu. Dabar yra straipsnių pagrindiniai žiniasklaidoje ir net ES atliko didelius tyrimus, kurie parodė, kad naujagimių svoris būna mažesnis, arba jie gimsta anksčiau laiko, ar net įvyksta persileidimai, jeigu nėščios vartoja limonadus, kurių sudėtyje yra aspartamo, pavyzdžiui, Coca-Cola Zero. Kas yra aspartamas? Tai bakterijų, pavadinimų E. coli, išmatos. Šios bakterijos buvo genetiškai modifikuotos, jos gali maitintis toksinėmis atliekomis ir taip jos tuštinasi aspartamu. Ir tai turi tiek daug neigiamų sveikatai poveikių. Tai buvo padaryta apgalvotai. Ir jo taipogi smarkiai priprantama. Gerai, dabar palikime aspartamą ir pakalbėkime apie McDonald'ą ir viščiukų kepsniukus. Aš pamenu, dar prieš 10 metų skaičiau straipsnį apie sveiką mitybą, kuriame buvo parašyta, kad viena iš plastiko rūšių, naudojama lėlių gamyboje, faktiškai tai yra silikonas, buvo aptikta viščiukų kepsniuose. Tas buvo aptikta ir kitose greito maisto gaminiuose. Bet kurioje kitoje pasaulio valstybėje yra nelegalu dėti šituos chemikalus į maistą. Tačiau ne Jungtinėse valstijose. Ir didelė paslaptis, visa tai buvo padaryta suplanuotai, su FDA žinia. Pažiūrėkite visus tuos vaistus, kuriuos jie aprobavo, ir vėliau paaiškėjo, kad jie sąmoningai įteisino vaistus sukeliančius infarktą arba vėžį. Niurnbergo proceso metu paaiškėjo, kad naciai primaišydavo į vandenį natrio fluorido koncentracijos stovyklose, kad žmonės padaryti labiau pavaldžiais bei lengviau kontroliuojamais. Buvo atlikta šimtai universitetinių tyrimų, dar net prieš Hitleriui ateinant į valdžią. Tai yra viena iš priverstinių sveikatos poveikio formų. Yra nustatyta, kad 1 milijoninė natrio fluorido dalis gali padvigubinti susirgimų leukemija riziką pas berniukus bei pas vyrus. Bet kai žmonės tapo labiau apsišvietusiais per pastaruosius dešimtmečius, tai vyriausybė nusprendė dėti tai ne tik į vandenį, bet ir į tūkstančius produktų. Tokių kaip vandenį kūdikiams su specialia formulė arba specialios serijos, jie net pradėjo didinti kiekį iki 900 milijoninių dalių, tokiuose produktuose kaip kiaušinių milteliai. Tai lemia intelekto koeficiento smukimą, tai padidina nevaisingumą. Ir tai įmaišoma į tiek daug produktų, kuriuos mes kasdieną vartojame. Grįšim prie maisto papildų po minutėlės, bet iš pradžių noriu pakalbėti apie genetiškai modifikuotus organizmus. Ar žinojot, kad jau daug metų Amerikos žmonės maistui vartoja klonuotą jautieną ir kiaulieną, o dabar jie pradėjo klonuoti ir kitas mėsinės rūšis?
Pakalbėkime apie lašišą. Nuodugnus universitetiniai tyrimai vienareikšmiškai įrodė, kad kuomet ši genetiškai modifikuota lašiša, kurios genuose yra kitų gyvūnų rūšių genų, tai mišrūnas, kai ji pateks į laukinę gamtą ir susimaišys su natūralia lašiša, tai po keliasdešimties kartų išnyks visa natūrali lašiša. Ir FDA tą aprobavo. Ir jie ketina tai išleisti į gamtą. Ir tai net nėra lašiša. Tai sukryžminta rūšis, kamira. Tai yra kažkas tokio, kaip iš knygos Daktaro Morų sala, kaip iš kokio košmaro. Daugiau nei 85 procentai visų kukurūzų šiuo metu vartojimų Amerikoje, kaip paaiškėjo, tas pats yra ir Europoje, ir Kanadoje, yra genetiškai modifikuoti. Kukurūzai nuo šiol auginasi patys savo pesticidus grūduose, taigi kenkėjai jų nevalgo. Jei vabzdžiai pavalgę numiršta, tai kaip jūs manote, kas nutiks laboratoriniam žiurkėm ar žmonėm? Yra faktiškai šimtai universitetinių tyrimų atskleidžiančių, kad ne tik Monsanto, bet ir kitų pagrindinių GMO gamintojų kukurūzai, kokius mes dabar valgome Jungtinėse valstijose, yra siejami su organų veiklos sutrikimais laboratorinėse gyvūnuose. Tyrimai taip pat atskleidė, kad padidėjo laboratorinių pelių bei jūros kiaulyčių nevaisingumas, tų, kurios valgė ne tik GMO kukurūzus, bet ir modifikuotos medvilnės sėklas. Tyrimai Indijoje, Vokietijoje, JAV vieningai parodė, kad naudojamos pašaroms medvilnės sėklos, kurios atlieka išgaunant medvilnę iš tų genetiškai modifikuotų rūšių, kad dėl jų karvės dažnai persileidžia arba pagimdo mažus veršiukus, arba jos tiesiog pačios nugaišta. Ir kas yra daugelėje greito maisto gaminimo produktų? Genetiškai modifikuotų medvilnės sėklų aliejus. Pagrindinių tyrimų rezultatai parodė, kad genetiškai modifikuotų augalų nektaras taip pat žudo bites ir kamanės, bet jie ties to nesustoja ir dabar nori išleisti genetiškai modifikuotus atsparius maliarijai moskitus į biosferą. Ir taip yra skerdžiamas planetos genetinis kodas priešiško korporatyvinio užgrobimo metu. Prieš daug metų per National Geographic citavo Monsanto generalinio direktoriaus žodžius, kad tai ir yra jų programa, kad jie faktiškai nori, kad jų sėklos, jų organizmai dominuotų visos planetos biosferoje. Ir tuomet pagrindinės GMO produktų kompanijos buvo sutelkusios dėmesį ties 8 maisto rūšių sėklų modifikavimu. Bet dabar jau projektas aprėpia šimtus kitų augalų ir faktiškai tai yra vykdomas planetos genetinio kodo keitimas. Tai yra genetinė diktatūra, tai yra genetinis vandalizmas. Ir štai dėl ko Rockefelleriai ir Jungtinės tautos yra pastatę šias gigantiškas šarvuotas sėklų saugyklas visame pasaulyje, ne vien tik tai prie šiaurės ašigalio. Ir jie neneigia, kad jie tai daro. Ir kad tai yra jų atsarginis variantas nenumatytam atvejui, kad tai jų Nojaus arka. Taigi visos apgaulingos aplinkosaugininkų grupės niekada to nesiskundžia, niekada nekalba apie tikrąją aplinkos degradaciją, bet jie nori apmokestinti anglies dvideginį, ką iškvepia žmonės ir kuo kvėpuoja augalai, dėl ko vyksta visa fotosintezė. Tai yra jų būdas išjungti industrinę bendruomenę bei mėginimas kontroliuoti visas mūsų gyvenimo sferas. Tai didžiulė paslaptis. Tai yra populiacijos mažinimo programa. Tai yra epidemija. Spermatozoidų kiekiai vakarų pasaulyje eksponentiškai mažėja. Ir net valdžia daro prognozes, kad jau kitoje kartoje beveik visi žmonės bus sterilūs. Tai yra globalistų religija. Tai yra jų filosofija. Jie nori šios planetos tik tai savo patiems. JTO yra pareiškusi, kad jų iškeltas tikslas yra sumažinti populiaciją 80%. Pamena, Tedas Terneris mus vadino nereikalingais valgytojais ir vartotojais ir sakė, kad 80% visų mūsų turi būti išnaikinta. Girdėjot, kaip princas Filipas norėtų reinkarnuotis viruso pavidalo, kad galėtų mūsų išžudyti. Daktaras Erikas Pianka, Peteris Singeris. Jie visur žiniose sako, kad turėtume turėti tik vieną vaiką, kad daugiau kenkia aplinkai, jog recesija yra gerai, nes mažės CO2 pėdsakai. Tai didelė paslaptis. Mes gyvename mokslinėje diktatūroje ir JAV su Anglija yra jos epicentras ir tai plečiasi pasauliniu mastu. Prisiminkit visus tuos slaptus bandymus, slaptą sterilizaciją vykdomą Jungtinėse valstijose ir Europoje. Prisiminkit, ką Hitleris padarė. Jis viso to išmoko iš eugenikų ir Rockefellerių šeimos Jungtinėse valstijose. Tai yra mirties kultūra, kurią dabar stumia ant jūsų ir ant mūsų šeimų. Ir net jei manot, kad žmonių žemėje per daug, tuomet turit suprasti, kad ir pats esate tame tarpe. Ir irgi esate taikinyje pagal jų programą.
Modifikuotas bovino augimo hormonas jūsų pieno produktuose, dėl kurio 8 metų mergaitės pradeda bręsti, nors turėtų pradėti bręsti būdamos 12-13 metų amžiaus. Silikonas vištų kepsniuose ir šimtuose kitų greitų ruošimo maisto produktų. Aspartamas, kuris yra genetiškai modifikuotų bakterijų išmatos. Ir tai sukelia daugybę sveikatos problemų ir tai buvo įrodyta. Jūs pagalvokite patys, sąrašas tęsiasi. Štai ABC žinios prieš 4 metus. Gyvas mėsos purškiklis, maisto saugumo didinimas. Jie purškia gyvą virusą ant mėsos, kad neva užmušti bakterijas. Tai yra gyva vakcina, kurią jie purškia ant daugelio maisto produktų, kuriuos jūs vartojate, kai nusiperkate parduotuvėje. Toliau dar blogiau. Naftos distiliatai – tai toksinės atliekos, kurios yra antrinis naftos perdirbimo produktas gaminant benziną ir dizeliną. Tai jie paima 100 milijonų tonų šių toksinių atliekų, kuriuose yra fluorido, gyvsidabrio, švino ir purkšdami pasėliuose naudoja tai kaip trąšas. Ir kas paskui vyksta su tais augalais, pomidorais, kviečiais, bulvėmis? Jie pradeda į žemę siurbti šiuos nuodus ir beje mokslininkai jau anksčiau mokėjo naudoti augalus kaip priemonę užterštai dirvai detoksikuoti. Taigi augalai visą tai susiurbia, o jūs paskui visą tai suvalgote. Kaip pranešė Washington Post, 8 metų sausį per atliktą didelį tyrimą paaiškėjo, kad iš 55 ištirtų populiariai vartojimų maisto produktų praktiškai trečdalis buvo užteršta gyvsidabriu. Nepaisant to, kad europiečiai 20 metų priešinusi genetiškai modifikuotų kviečių ir javų ir kitų rūšių sėjimų jų žemėse, Europa dabar yra palaužta ir priima tai. O Jungtinės valstijos faktiškai yra visų šių dalykų bandymų vieta, tai yra automatiškai aprobuojama. Ir žmonės dirbantys tose korporacijose yra išskaldyti ir net patys nežino, kas vyksta. Žmonės dirbantys tose parduotuvėse nesupranta, kas darosi. Tai įtakoja mus visus mus žaloja tai. Įvairių vėžio formų susirgimo atvejų padaugėja 1000%. Diabetas ir visos tos kitos lygos buvo nustatyta nuodugnėse tyrimuose, jog tai yra dėl tų visų toksinių priemaišų dedamų į maistą ir į vandenį. Ir laidų metu aš esu kalbėjęs apie E621, turiu minį, aš esu ėmęs interviu pas neurochirurgus, neurologus, mokslininkus. Tai ardo smegenis, tai yra eksidotoksinai, tai naikina smegenis, tai naikina kepenis ir tai yra 10 000 maisto produktų. Bet mes galim pasakyti ne, mes galim pasipriešinti. Ir jei tik žinote, kad jūsų kaimynas duoda savo vaikui fluoruotą vandenį, prašau, nueikit pas jį ir perspėkit. Ir jei matote žmonės ryjančius glutamatinius traškučius, perspėkit juos, tai jūsų pareiga. Ir jei matote žmonės perkančius greitų ruošimo GMO produktus, perspėkit juos. Ir dėl Dievo meilės, tik neduokite šito savo vaikams. Jei jūs pats norit žudytis, tai čia yra jūsų reikalas, bet nežalokite savo vaikų. Nedarykite to, ponai ir ponios. Na ir pabaigai noriu pakalbėti apie kelis gerus dalykus. Vos prieš 15 metų buvo sunku rasti parduotuvių lentynose organinio maisto, bet dabar beveik pusė maisto produktų yra organiniai. Dar tik prieš porą metų faktiškai visas pienas buvo su augimo hormonais, bet dabar vargiai kur rasite pieno su augimo hormonais, kadangi vartotojai ėmė ir pasakė ne. Prieš porą metų negalėjai rasti dantų pastos, kurioje nebūtų natrio fluorido, o dabar Tom's of Maine pradėjo dominuoti šioje rinkoje ir dabar išstumė kitus dantų pastos gamintojus, kurie ant savo pakuočių rašo, kad jei nuryjate pastos, reikia nedelsiant kreiptis pas apsinuodijimo specialistus. Ir netgi Colgate dabar pradėjo gaminti dantų pastą be fluorido. Žmonės pagaliau pradėjo reikalauti, kad nustotų būti nuodijami ir parodo, kad jie pradeda suprasti, kas vyksta. Ir industrija pagaliau pradėjo reaguoti ir bent suteikė žmogų galimybę rinktis, ar jis norės būti priverstinai nuodijamas per maistą ir per vandenį. Jūs žinot, kad cigaretės kenkia sveikatai, bet dar prieš 20 metų, gindamisi prieš kongresą, cigarečių gamintojai įtikinėjo, jog teigimas, kad tai žudo žmonės, tai yra sąmokslo teorija, bet vėliau iš šių pačių dokumentų paaiškėjo, jog jie žinojo, kad tai tiesa. Ponai ir ponios, pažiūrėjau tuos tyrimus ir tai, ką jie kemša į maistą ir vandenį, yra netgi pavojingiau už cigaretės. Ir tai drąsiai galime vadinti didžiausių šalies žudikų. Tai yra palengva vykdomo žudymo operacija su priedanga. Mes po video patalpinsim daug nuorodų ir jūs patys galėsite pasitikrinti faktus ir net maldauju, padarykite savo tyrimą ir išsiaiškinsit, kad pavojingiausios pasaulyje vietos yra maisto prekių parduotuvės bei vanduo iš čiaupo. Išvertė ir įgarsino Edvardas Kuzavinis. Veikla yra savanoriška ir nefinansuojama. Jei norite ją paremti, galite apsilankyti mano tinklapį www.atoveiksmis.lt skiltyje parama. Ačiū.